Labas. Tai prabėgo 3 mėnesiai čia Wellingtone iš suplanuotų 4, nors tai jau greičiausiai sužinojai pažiūrėjęs mūsų praeitą video apie Kalėdas. Kol pirmas savaitės atvykę čia leidome hosteliuose, ieškojomės ne tik darbo, bet ir kur gyventi. Taip gavosi, kad atradom kambarį šitame name. Kambarys nėra aukščiausio lygio, bet yra viskas, kas būtina. Yra lova, spinta ir mūsų taip vadinamas darbo kampelis. Juokas juokais, bet išvertus į eurus, nuoma mums kainuoja 180 eurų per savaitę. Kadangi dabar mintise dauginat iš 4, aš jums padėsiu 720 eurų per mėnesį. Bet nors tai jums gali pasirodyti brangu, čia buvo vienas pigesnių variantų už 2-vietį kambarį. Bet kodėl aš tau čia viską pasakoju? Matai, namas, kuriame gyvename, stovi pusiaukelėje aukšto kalno, kuris vadinasi Mount Victoria, ant kurio užlipus matosi visas Wellingtonas. Tad pats laikas pasiimti kamerą ir tau parodyti. Tu jau galvoji, čia tas vaizdelis? Ne, aš tik sustojau tau pasakyti, kad į Zelandiją skridom turėdami tik 2 kuprinės su savimi. Ir daugelis tikrai kraipė galvas ir pečius, kai pasakėm, kad su savimi tikrai neimsim jokio lagamino. Buvo dar juokingiau, kai pamatė, kad viena iš tų kuprinių, praktiškai 90% šitos kuprinės, užima fototechniką. Tai praktiškai viskas, ko mums reikėjo, tilpo į vieną kuprinę. Susipažinom su nemaža dalimi čia gyvenančių ar laikinai apsistojusių lietuvių. Visų istorijos ir planai skirtingi. Vieni čia atskridę prižiūri gyvūnus mainais už nemokamą nakvynę. Kiti bando laimę sezoniniuose darbuose mažesniuose Zelandijos miesteliuose. O dar kiti bando darytis karjerą rimtose įstaigose. O mes? Mes nusprendėm keliauti tiesiai į sostinę, kur pilnai yra išvystytas viešasis transportas.
kad nereikėtų pirmų taikymų pirkti mašinų. Susirasti darbą, vienodų darbo grafikų, su laisvais savaitgaliais, kad turėtumėme bendrą laisvalaikį apžiūrėti visas Wellingtono apylinkes. Gerai, užteks man čia kalbėti. Esam beveik kalno viršūnėj, tai kaip sakant, mažiau kalbų, labiau lipimo. Tai va, savo planą įgyvendinau, parodžiau tau kalno, ant kurio gyvename, viršūnę. Kalno viršuje mane pasitiko du mano patys mėgstamiausi dalykai. Tai Wellingtono vizitinė kortelė, vėjas ir žinoma žmonių masė. Kadangi Zelandijoje dabar yra vasara, Zelandija visus traukia kaip magnetas, tai pats pikas vasaros sezonas. Kol buvau kalno viršūnėje, kažkur 40 minučių stovėjau kaip įbestas, nes buvau nustatęs fotoaparatą atlikti timelapse. Fotoaparatas buvo atsuktas tiesiai į tiesioginę saulę. Nežinau, kaip gavosi tu man pasakyti, ar tau patiko ar ne. Tai žodžiu, šiandien tiek iš manęs. Tikiuosi video neprailgo ir susitiksim sekančiame video. O kad jūs, mielieji, bent įsivaizduotumėt, kiek aš šiandien kartų laipiau į tą patį kalną, pirmyn atgal.